Labą dieną, mėly kolegos, investuotojai. Noriu pristatyti Vilkyškių pieninę, nors, aišku, visi žinote, bet galbūt gyvas pabendravimas atneš dar daugiau naudos ir pasitikėjimo. Tai trumpai, kaip ir pasakė, kad mes praeitą savaitę atšventėm gimtadienį, eilinį gimtadienį, 17 metų. Ir 17 metų tenka darbuotis nuo pat įkūrimo šios įmonės, šioje įmonėje vadovų ir iš tikrųjų vis dar esu akcininkas pagrindinis, bet ką galiu pasidalinti dėl akcininko, turbūt yra sudėtingiausiai psichologiškai nesusiorientuoti, o persiorientuoti, kad galima ateiti į biržą, pasiūlyti investuotojams ir neturėti komplekso, kad tai parduodi savo kūdikį ar panašiai. Iš tikrųjų, 5 metai kažkur tai atgal, pirmoji mintis, gal 5,5 šmėkštelėjo, kad tai būtų gerai įmoniai. Pirmiausiai turbūt, aišku, ir kartu pasiūlyti investuotojams galimybę investuoti į įmonę. Ir prieš 4 metus mes taip pat gegužės, jei neklystu, 18 dieną, tai beveik su keliomis dienomis, mūsų akcijomis pirmą kartą prekiavo biržoje. Na ir prasidėjo tai naujas gyvenimas, naujas bendravimas su investuotojais. Po 2 metų, jeigu kas prisimena, mes pradžioje per IPO pardavėme, išplatinome 10% akcijų nuo viso kapitalo ir tada pasakėme, kad per tam tikrą laiką, tai yra per porą metų, mes išplatinsim dar 15%. Ta ir padarėme. Na ir turbūt dar vienas įvykis, kuris privalumus mums parodė, tai kad kaip ir kiekvienai įmonė reikėjo plėstis, mes pirkome Kelmės pieninę ir 50% už 50% nuo kainos mes darėme akcijų emisiją ir sėkmingai ją pardavėme ir kitą dalį pasiskolinome, taip įsigijome dar vieną įmonę. Taip, kad tie privalumus jaučiam kaip įmonė, manau, kad turbūt neapvilėme, tikiuosi, ir investuotojus. O pagrindiniai įmonės rodikliai, tai ne tai, kad rodikliai, bet kas yra įmonė, tai beveik 12 milijonų įstatinio kapitalo, virš 700 darbuotojų, daugiau kaip 50% eksportuojame į įvairias pasaulio šalis, pagrindinė rinka tai Europa, bet taip pat ir trečiosios šalis. Per šį laikotarpį nuo 1993 metų įsigijome Tauragės pieninę, įsigijom Modest, tai mažytį įmonėlę, beje, mes jau šiandien ją turime pardavę, todėl kad ji mums, kaip sakykime, nebuvo reikmės ją turėti, tai buvo labai mažytį įmonėlę ir prieš 2 metus, kaip minėjau, mes įsigijome Kelmės pieninę. Kelmės pieninės įsigijimas buvo pats svarbiausias buvo sprendimas dėl to, kad mes neturėjom šviežių produktų grupės ir mes ją turėjom turėti, kad galėtumėm sėkmingiau dirbti tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse. Kaip minėjau, Vilkyškių pieninė šiuo metu susidaro iš 3 įmonių. Pagrindinė įmonė tai yra Vilkyškių pieninė, gaminame fermentinius sūrius, grietinėlę ir išrūgas. Tai tiesiog tai yra antrinis produktas, kuris lieka po fermentinių sūrių gamybos. Kelmėje tai tik švieži produktai, na ir Modest tai yra dabar Tauragėje, tai yra lydytų, rūkytų, pelėsinio, mozzarella, na ir įvairūs kiti tokie specialūs nišiniai produktai.
Dabar mes matome dinamiką mūsų finansinių tam tikrų rodiklių, matome 5 metų augimą, pajamų augimą grupės, tai kaip išmatote iš grafiko, jeigu taip galima sakyti, nemažas augimas, galbūt daugiau atkreiptinas dėmesys yra į EBITDA arba grynojo pelno dinamiką. Tai 2008 metai pakankamai stipriai iškrinta iš konteksto, tai tikrai buvo visos pieno pramonės nuosmukis, ne tik Vilkyškiuose Lietuvoje, bet ir visoje Europoje ir pasaulyje. Ir turėjom tikrai nekokį rezultatą, bet suvaldėm situaciją ir, kaip matot, jau praeitais metais jau turėjom beveik 18 milijonų EBITDA, taip pat ir pelno. Čia matome dinamiką pardavimų, tai yra palyginimą praeitų metų pirmo ketvirčio ir taip pat praeitų metų antras ketvirtis ir prognozuojamas šių metų antras ketvirtis. Augimas yra pakankamai didelis ir sąlygojo keletą priežasčių. Mes padidinom pieno supirkimą, pieną šiuo metu pradėjom vežti, pirkti iš Estijos, netgi iš Vokietijos. Iš Vokietijos nevežam, tokį grinai skystą, koncentruotą, jeigu kam kyla klausimų dėl tokių techninių kaip logistikos kaštai. Iš Latvijos perkame, tiesiog pienas tampa tokia preke, ne kažkokia tai lokalė, bet galima nusipirkti, kaip pasakyti, iš visur, jeigu tai leidžia ekonominės sąlygos. Taigi, kaip minėjau, viena priežastis didelio augimo pardavimo tai yra, kad perdirbame daugiau žaliavos, apie 30% per pirmą ketvirtį, taip pat ir antrą, taip pat padidėjo produkcijos kainos, tai yra lygmuo. Ir yra pakankamai gera paklausa produktų. Mes šiek tiek susimažinom natūralų likutį sandėlių, tai yra atsargas, sūrio atsargas, ir 3 tie faktoriai lėmė tokį neblogą augimą. Jeigu kalbant apie pelno nuostolį, tai kaip matot, pirmas ketvirtis nebuvo itin sėkmingas. Galbūt reikėtų paminėti, kad paprastai, neskaitant praeitų metų, pirmi ketvirčiai visada yra, jeigu nulis, tai yra labai gerai, jeigu kažkoks tai minusas, nedidelis, tai neblogai. Mūsų minusas nėra toks mažas ir lėmė tai, kad didėjo labai ženkliai pieno supirkimo kainos. Pieno supirkimo kainos paaugo apie 45%, labai staigiai, tai dabar iš paskos didėjo ir produktų kainos. Šiandien tas augimas, procentualus augimas yra susilyginęs ir matote, mes prognozuojam jau antrą ketvirtį pelningą, be abejo mes turime pirmo mėnesio rezultatus, galima sakyti, kad jau turime gegužį, nes vis tiek pardavimai aiškus, kainos aiškus, žaliavos daugmaž irgi aiškios. Ir birželį turime sutartis ir prognozuojame tokį rezultatą.